Šiandien tikrai įdomi diena ir visiškai kitokia. Testuojam rampas kartu su MTB ir visų labai mėgstamų Suronu. Tai tikrai bus įdomu, pažiūrėsim, kaip visi skirtingai susitvarko su ilgais šuoliais, aukštais šuoliais ir nieko nelaukus, varom testuoti rampų. MTB, tai iš visų trijų aš būsiu aišku su MTB. Nuostabi diena, šilta, saulė šviečia. Wow! Kas gali būti geriau negu naujos rampos, nauji testai, nauji šuoliai. Oi, vasarėlė, kaip smagu. Secret spotą, niekam nežinoma vieta. Galbūt netgi ir pats pamėginsiu Suroną. O dabar visam šiam gražiam vaizde artėjam prie testo. O, kažką jau matau. Sveiki. Diena. Kaip sekas? Puikiai. Nu, dabar ekipą bandau. Okay. Nebuvo bandęs. Didesnė ar mažesnė? Mažesnė. Mažesnė? Tai turim ir nusileidimą, turim ir 2 rampas. Nu, bus čia veiksmo visai. Daug ten, žinai, tų vaikių, jie važinėja, bet kaip ir nelabai ten tobulėja, pagazuoja, jam pradeda trūkti, žinai, biški torko pradeda trūkti greičio ir užburtas ratas, kur niekur neveda, perka tik tai, žinai, upgrade'us ir arba kitus jau mocistos. Mes galvojam, o kodėlgi nepasiūlius, žinai, įrankių tobulėjimui. Tai dabar išdirbinėjom porą rampučių, Suronam tinkančių. Aišku, prioritetas MTB dviračiai, o šuoliai yra smagu ir visiems yra smagu. Tai svarbiausia saugumas turbūt. Šiandien kaip tik step by step pamėginsim padidinti gapą turbūt, iki kiek mes čia galim. Čia visas lainas gaunas, čia ir tada ten. Tai reikia pamėginti. Toks etapukas. Bum. Landingas aukščiau gaunas. Step upas vos ne, bet fainiai. Oi, bet net baisu. Apšilimui iš karto. O jėtų. Nu, čia tai toks jau galvojau, ar da šoksiu tikrai. Arčiau gal, kad būtų komforto daugiau. Ne, tai reikia tiesiog pamėginti daugiau. Oi, savo, bet kaip amortizuoja stipriai. Nu, bet fainai, ne? Oho, geras. Palapinė šitai kažkas gyvena. Nebloga vietytė kempinimui. Gazas, dugnas. Apšilimas daromas, toj prasidės rimti reikalai. Labai gražiai. Labai abejoju. Gražiai. Gerai, kad smagiau būtų, pabandom padidinti gapą nuo mažesnio ir vis po biškį didinti. Traumų nereikia bereikalingų, tai tiesiog pabandom padidinti gapą po truputėlį. Didesnė rampa, pakelsim landą biškį aukščiau ir didinsim gapą. Jau laukiam dar Suroną, tai kai bus Suronas, bus atskira sesija, bus insane. Aš irgi norėčiau visai pavažiuoti su Suronu. Nu va. Nu, pradedam nuo va tokio maždaug. Okay. Kaip tau pačiam? Aš tai iš vis, kai beveik metus laiko neraidinis, tai man net baisu. Bus reikalų? Sveikas. Norėsiu tai biškį apšilt kažkur. O vienkę pakėliai? Nebandžiau dar. Blemba, jo tokia bazė ilga, žinai. Čia palauk, ne Light B, čia didesnis. Tikrai. Tai, žinai, motokrosai ten, jie tokie ilgi, o čia tai taip jau reikia tiksliai, aš nežinau, nes toks. Labai nedaug greičio reikia atsargiai. Nu, gepukas pirmasis. Nu tikrai greičio daug nereikia. Nu čia kaip ir viskas aišku. Oi, bet čia bus reikalų. Blemba, man reikia prisijaukinti. Šitą sveria irgi nemažai jaučiu. Jisai apie 8,5, o čia dar kažką jie primodinę. Tai jisai gal kokį 9 net sveria. Čia visai fainiai, va, ekstremaliai, su upė kartu. Nu taip padidinam, dedam gapą didesnį, dviratininkų gapas dabar. O, gerai, bandom, gepuką. Nu, Linas išvarė.
Move. Oh. Geriau nei galvojau. Opa. 2 metriukai kokie, geri, daugiau. 3 metrai. Nu, vyručiai pasiruošę 3 metrų gepą. Aš kažkaip visai netiksliai nusileidžiu per toli. Gepas jau biškai didesnis, opa, geras šuolis. Linas, opa. Nu. Aš vis per toli galiu. Eik tu savo. Man reikia lėčiau ir į viršų. Taip ir lengva visai pataikyt. Bet toks, biškį atitrauksiu menolą, tipo, sklandžiai nusileidau. Bet švelniai gavais vis tiek. Jo, švelniai, visiškai. Visada, žinai, kai toks gepas yra, turi labai preciziškai pataikyti. Tai atsiranda tas, žinai, toksai jausmas, tu teoriškai tai žinai, ką reikia daryti. Bet toks kūnas visas, nu, gal kažkaip saugiau šitai. Jo. Visą laiką noris greičio pridėti daugiau. Armandas. Oi. Linas. Nu, abudu labai tiksliai. Nebuvo minčių, kad jau... Ar da šoksi? Biški jo, galvoju, kad truks greičiau. Aha. Prisijaukint reikia. Bet čia tame ir esmė. Pataikyt. Nu gerai, dabar biški jau maloniau. Lamba baimės daug yra. Nesijaučia šakų, nekliudai? Nu, nugalėtojas kaip ir aišku. Jo. Ar padidinam dar biškį? Nu, tai reikia 5, ane, padaryti. 5? 5. Nusireguliavai greitį? Malu yra bijoti, ne? Aišku. Įtariu, kad bus taip paimta per daug greičio, šokta žemai. Armandas išlėkė. Iš vis preciziškai, ne? Nepataikiau. Vis ant galo kažkaip tiesiog. Pažiūrim, Linas. Ambulio tokį atrodo. Nu gerai, 5 metrai paimti. Nebedidinam. Galim dar. Davai. Opa, dar atstūmėm, nu bet reikia pameruoti vis tiek. Nu yra truputėlį. Nu žingsniai mažoki, sakyčiau. Gerai, nes čia virš 6 gausi. Dabar darau normalius. Jo, nu toks... Lygiai 6. Jo, jau dabar patvirtinčiau tikrai, kad 6 yra. Vyresniųjų žaidimo aikštelė. Gal taip pavadinčiau. O, dar ir koks vėjas. Čia toks vėjukas visai negerai. Dar reikia pralaukti. Aha. Kas gal man nelabai patinka, kad čia jau gaunas įsibėgėjimas, leidęs į apačią ir tada iškart džampas. Nu dabar okei vėjas, šiuo metu okei. Nu, Armandas išlėkė. Jau kai nuo ten šokai galvoju, blemba kažkaip per lėtai atrodo. Nu bet šaunuolis. Čia tai baisu buvo. Nu, širdelė plaka, daužas. 6 metrai, nėra daug, bet reikia pataikyti. Bet geras jau jaučiasi skrydis toks. Geras, gerai, atrodo, kad driukas nori daugiau. Man jau toks buvo biški leidę, nu, su baime visai. Čia jau jo riba, jeigu tablai pataikai dar gali didinti, bet šiaip nu jau taip rizikinga. Ai, na, savo biški net ir širdikė, tai nebedidinam? Ne? Viskas? Paliekam šį kartą 6 metrus? Jo, aš manau pats. Nu gerai, 6 metrai. Ja. Sveiki gyvi. Nu, smagiai, baisiai ir užteks turbūt. Toliau važiuojam į long jumpą. 3 skirtingi aparatai, MTB ir Suronas. Long jump. Suron. Long jump.
Kaip Suronas ar arčiau? Panašiai. Panašiai? Panašiai. Bet jau reikia labai sugerti. Patolį fletą jaučias kažkas, kad nemaloniai ar nelabai? Normaliai, iš tikrųjų, nebuvo blogai. Turi labai sugerti, toks atrodo, žinai, į tą priekį išstumti. Specialiai, kad neišmestų. Jo, nes kitaip, jeigu išsimesi, tai tikrai skaudžiai nusileis. Tai vat nori, žinai, įsispaudė ir tada vat bandai kažkaip. Nu va, pavyzdžiui, jisai jau į orą šoko. Iki žolės datraukt, bet su protu. Kas laimi? Neleidžia man konkuruoti. Yra rezervo kito palikti. Nu, va, jau čia, jau. Nu, pralėkiam. Pravažiuojam dar long jumpo, bet nesinori draskyti dviračio į fletą. Man važiuoti ar važiuoji? Varyk tu. Have fun. Nu, trūko jau iki žolės. Nu ir kas kur lendino? Nu, Bet tai aš net negalvau, kad taip gerai galima į fletas štai šukinėti, nu, tipo, realiai. Laužims. Nu, toks laužimas, bet iš bėdos dar, bet, nu, tipo, įmanoma. Ne, tai gali. Aš sakau, jeigu būtų mažiau popių, tai čia galėtum toli labai. Vos žemiau, aš iš viso atrodo, nu, belekie galėtum. Taip, Ir čia važiuot, pasakau, iškart va, ant sporto, vos net per daugas, bet ant to daily, žinau, gali tau būti net atrodyti per mažai. Nu, toks... Nu jo, stabdžio ieškau. Užlipau kaip ant moco ir galinio stabdžio ieškau. Nepatinka stabdis labai žemai. Bet labai gal netoli atstumta toks, kaip čia tą vienkę reikia daryti. Blemas, tokių stabdžių tai jo. Aš vienkę normaliai tik ant tavo sporto taip kelias, o šiaip tai... O, šitas jo. Nu čia jau kitaip važiuoji. To dėlį man per mažai. O ant sporto. Kampa ir toks biškis, net o jeigu netyčiau būsiu, aš netrodo ten išskrisiu. Oi, tu savo, bet koks... Tai žiaurus. Jautrus. Belekai. Oi, tu savo. Parankanytas tokį. Nu, reiktų pavažinėti ir eitų kažkas. O. Įsismaginau biškį per daug jau. Negaliu. Ei, man visai patiko. O, šitas lengviau vylai daros ir stabdis malonesnis. Pažiūrėsim, kiek atitrauksim. Ar su Suronu bus buvę daugiau didesnis gepas, Aš iškart... ar su dviračiu? O tai gal vos atstumti, ar ne? Galim pabandyti. Norėčiau dar daug. Ar Suronas įveiks didesnį gepą negu dviračiai? Pažiūrėsim netrukus. Dabar jau, nu bet su, kažkaip. Nes pradedu bijoti tada. Vos ne 4. Kažkas... Kol kas dar dviračiai laimi, bet bus matyt, kaip čia gausis. Dar keli šuoliai ir bus 7 metrai. Nu, nice. Pasisekė, kaip sakau. Bet kai pataikai, koks malonus jausmas, lembat. Snap. Nu gerai, kas čia gaunas? 1, 2, 3, 4, 5. Reina.
Wow. Neblogai, neblogai, bet dar trūksta. Oi. Bet koks didelis. Nebėra žalčiuko. Taip. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Negi Suronas laimės. Ei, ne. 6 metriukai. Ei, ne, 6 metrai. Dam geras. Sveikinimai. Biški buvo baisu. Svarbu užtėdam biški. Ar... Nu, tu sakai. Nu tai va, kiek yra iki to žolės, tai dar biškį asfalto paliekam, kad jai gazuotų mane. Jau yra visai. Sakyčiau, visai adekvatus gepas. Netoks ir mažytis. Aš nušokau 6, čia jau 7. Nu, parvažiuoja. Eik tu, bet taip tobulai. Armandas šuolių gidas. Blem, tu tai, aš nežinau, kaip tu taip gerai apskaičiuoji, kaip kalkuliatorius koks. Davai. Gerai, iki. Davai, buvo smagu. Dėkingas. Tai kaip matėt, rezultatai gavus apylygiai. Labiausiai turbūt priklauso nuo sugebėjimų ir kiek drąsos turi. Tai Suronas į MTB ir paprastas akustinis MTB. Tikrai buvo smagi patirtis. Jokios žalos nebuvo padaryta. Mažiau heito, daugiau laimės, chebrytė. Džiaukitės gyvenimu ir šią dieną. Ačiū, kad buvo šiame video ir iki kitų kartų. Davai, chebrytė. Bye bye. Čiau, čiau.